Tai va, gerbiamas direktoriau, gerbiamieji mano bendrabedarbiai. Turiu jums padaryti esminį pareiškimą. Aš, Vaclavas, sūnus Vaclavo, kilimo iš Vyžonių kaimo, nuo rytojaus dienos, po 19 metų lankymosi šitoje bendradarbių biržoje, išeinu į pensiją. Viskas? Gali nuleisti vandenį. Tai tobi iš iki to laiko čia viską laiką dirbai bendrabedarbi. Juoks siema. Tyliai, vyrai, tyliai. Proga tikrai neįlynė. Man atrodo, kad tokio įvykio pas mus dar iš viso nebuvo. Visada numirdavo. Tai jūs, gerbiamasis, tikriausiai ir pašalpos neimsit išeinant? Aš išeinu į garbingą pensiją. Aš savo pašalpas palieku vargšams, kaip ir mūsų premjeras. Tėvynė tavęs nepamirš. Tai jeigu paliekat vargšams, gal galėtumėt man. Aš pirmos grupės invalidas. Turiu sūnų palaidūną, 3 anūkus, jauną žmoną. Man va taip va reikės. Tai tėvas ar tik nesusirošė ant svetimo organo į rojų išjot. Tik jam nepalikite. Pasižiūrėkit, ubagas, laikrodis koksai. Kamandirskė čia esi, man dar tokį nusipirkt paskolą vartotojišką reiktų paimti. Žinai, Sniečkus, tu geriau mums atiduok. Mes tada nupirksim Irako vaikams datulių, abadaujantiems Afrikos korpuso vaikams zrazų. Gerbiamas Vaclavai, kaip mes be jūsų? O štai mano pirštinės naksos jums. Ačiū. Atminimui. Ačiū labai. Ačiū. Tai kaip, kokiu pagrindu jūs dabar išeinat? Kaip saviem galiu pasakyti. Mano anūkas laimėjo žalią kortą. Tai žadėjo kiekvieną mėnesį man siųsti žalio po 50. Taigi dirbti man nebereikės, gyvensiu kaip amerikonas. Nu gerai, viskas užteks. Baigiam. Štai jums. Rožė nuo darbdavio, tada nuo darbo biržos. Ačiū labai. Bravo. Ačiū jums visiems. Štai dabar perinam prie laikmenos reikalų. Tai pradedančiam autoservisui reikalingas žmogus domkrato pareigoms. Kruonio hidroelektrinė reikia vyruko, sukti turbinai sausros metu. Ponas direktorius, gal turit ką nors intelektualesnio, nes iš tiesų proto žmogui lenkt nugarą, tai kažkaip nepriveido. Ne. Tai aišku, turiu ir intelektualesnio. Vilniaus apylinkės teismui reikalingi 2 etatiniai liudininkai. O, čia kaip tik mums. Esam patikimi solidus ir paliudysim, kas reikia. Ponas direktorius, šitas senas sklerozikas, žinokitės, jisai tualete kaip pakakakojo, tai po to pamiršo užsidėti triusikus, aš pats mačiau, nes tuo metu šalia sėdėjau ir pakakakojau. Jisai visus parodymus pamirš. Skaitau, kad imam šitą darbą. Mes jamam šitą darbą. Jeigu kils kokie nesusipratimai, nesklandumai, paliudysim ir už dyką. Mes jamam šitą darbą. Padėktas gėlės nuo... Ką iš tikrųjų pasiimtas? Tai visą laiką, kai nuo kapinių nuimdavai gėlės ir dabar, pamatai gėlę iškart ir imi. Kur tavo sąžinė, moralė? Einam liūdį. Nu gerai, bėkit liūdyti. O mes ką? Švenčiam? Išleistuvės? Ir sveikinu. Kad neramybėje. Ačiū.